iau dar šienelį, dar suspėsiu sugrįžt. Mano draugės parėjo į namus su daina, dainavau ją su vėju, pasilikus viena. Mano draugės parėjo į namus su daina, dainavau ją su vėju, pasilikus viena. Aš ilgėjausi ir laukiau ties upelio krantai, baigęs aklapų lauką, bernužėlis atėjo, ir bernelis atėjo, bernužėlis brangus, rodos neprašvisėjo, apsiniaukęs dangus. Ir bernelis atėjo, bernužėlis brangus, rodos neprašvisėjo, apsiniaukęs dangus. Būkit geri dabar sumaišytai, veskit ir moterys, ir vyrai vesi, o paskiau paskirstysim, kad skirai. Nu, Vitorija, būgnai! Berneli pamiršai, kalbėti žodeliu, atminčiai palikai, širdis skausmų. Berneli pamiršai, kalbėti žodeliu, atminčiai palikai, širdis skausmų.
labai smagu, kad fotografuoja ir filmuoja, tai žmonės dabar žvaigždės darosi. Tai va tik su Dzūkiju gali taip. Net nesu bėlėkuo. Nesu bilekuom. Dzūkija yra, mes po pasaulį važinėjom ir jūs skleisimės. Žodžių čia neužtenka, Danieliu. Tu kai filmuoji, matai, kaip žmonės patenkinti, glaudžiasi, meilė grįžta, ne? Seksas toksai rūpi. Pakeliui. Po šokių bus jau visai kita nuotaika. Nu ir ką palinkėtumėt jiems visiems? Visiems sveikatos, tik sveikatos, daug sveikatos. Dabar Juozuko Kavarausko dainelę Kvepia žiedai. Tai ką jums reiškia šitie šokiai, veiksmas, estrada? Daug jėgų duoda. Smagu pabūti, susipažįstam su damom, su draugais, labai puiku. Dažniau gali būti. Ypač laukia. Taip, taip. Nu, vasara baigėsi, viskas. Bet svajonės tai ne. 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 Smagu, kad du šokiai laukia. Kaip pasakė, pirmas kartas šiemet. Tai nuostabu. Ar ne paskutinį? Nu, gali būti visai. Nesinorėtų dar. Va, gaivo, gera, oi, smagu. Ne, ne. Šokti ir šokti. Jo, Pašas jis kopra neprakaituoja. nu, šokti ir nesustoti. Jau sudėma, saulė leidžia sušilo. Jau sudėma, gėlės ruošias užmės. Kaip su viena, jų širdis tau prabilo. Eiti taku, prisiskinti gėlių. Ir labai smagu, kad laukia, gamtoj. Ir energija. Visai kitokia. Taip. Kaip to energija, sakykit? Didelė, stipri, galinga. Kaip ir jūs pats šitokis stoto. Nu, gerai įmytės. Bet ir ponė tokia žibanti. Nu, žinoma, tai ką čia būt kūdai, tai reikia abiem būt storiem. Priklauso. Geras žmogaus turi būti gražaus ir nemažai. Daug, Kas iš to, daug. kai kaulai braška. Ir suradai, tu tą nuostabų žiedą. Dar nežinai, ką čia laimė tava. Tik neliūdėk, juk nuskilti kiekvieno. Tu negali, nes tai laimė žiedai. Kvepia žiedai, dar pabūkit, kvepia žiedai. Nors truputį kvepia žiedai, aš pamiršti jų negaliu. Kvepia žiedai, dar pabūkit, kvepia žiedai. Nors truputį kvepia žiedai, aš pamiršti jų negaliu. Klausyk, vis šokdini vis kitų ir kitų. Nu tai man 7 priklauso, tai žinai, aš paėmęs tikėjimą musulmonų. Nu, tai man tokia kaip ir laimė. Tai mums gal nelaimė, nes nebus su kuo šokti. Nu tai taip jiem nelaimė, bet man tai laimė. Va. Šiandien jau turiu 3. Rytoj bus valandos, bus dar 4. Nedaug liko datraukti. Nu tai nedaug jau. Tai ką jums reiškia šokį, energiją?
Ačiū. Labai puiku, sveikata, viskas tvarkoj. Atsigaunu kaip 15 metų. Noriu... Už tai ir plikas. Nu tai už tai da plaukai netaugi. Jo. Gal kas nulupo? Ne, nenulupo, mano dažnai jaunųgi ne visų greitų vieną dieną išauga. Ai, kaip tie protiniai dantys, žinai, dar Taip, taip. ne visai. Priskinsiu tau lauko gėlių, pakvietęs į pievą gėlėtą, jau daugelį metų kartu, daug metų tu man pažadėta. Priskinsiu tau lauko gėlių, pakvietęs į pievą gėlėtą, jau daugelį metų kartu, daug metų tu man pažadėta. Nu tai jūsgi, žiūrėkit, nesisarmatinat, lekia ir šokti ir viskas yra gerai. O ką daryti, klausykit? Kas liko daryti? Tik šok ir gyvenk su daina ir su muzika. Ir nesensim ir ilgai gyvensim. Harmonika dar groja. Taip, nuo jaunystės ir gegužinėse grojau ir dabar pagroju. Proanūkė atvažiuoja su gitara, močiutė jiem harmoniką ir grosim. Ir grojam ant dvi. Nu ir šaunuolį, linkim judėt, šokti ir Ačiū. niekada neliūdėt. O jūs eikit, filmuokit, grokit ir mes šoksim. Kaip gražu, ne žiema, o žiedais tyliai sninga. Patikėk, aš taip noriu, kad būtum laiminga. Kam liūdėt, jei dar laikas nestaiga nestoja. Ir gegužiu pasidžiaugime abu. Priskinsiu tau lauko gėlių, pakvietęs į pievą gėlėtą, jau daugelį metų kartu, daug metų tu man pažadėta. Priskinsiu tau lauko gėlių, pakvietęs į pievą gėlėtą, jau daugelį metų kartu, daug metų tu man pažadėta. Nuo Kazlų Rūdos. Ir kol te pinalytų atvažiavot. Nu tai, kad čia gražiausia vyrai Alytui. Smagu, gera. Taip, aišku. Smagu. Nu dabar išgirsit dainelę, dar niekur negirdėta. Pirmą kartą paskambės ant šitos scenos. Tu viską, oi viską, seniai pamiršai, neantri vartų, laiškų nerašai, sugriauk visus tiltus, kelius valdyk, tik tave kopas, maldauju padėk. Sugriauk visus tiltus, kelius valdyk, tik tave kopas, maldauju
pušelė, viena tarp svečių. Iškės visą dieną, ką nori daryk, tik mažą pušelę, maldauju palik. Iškės visą dieną, ką nori daryk, tik mažą pušelę, maldauju palik. Nu, negirdėta daina, ne? Būčiau užtraukęs naują, bet kolektyvas varo sena vaga. Ne, bet tas irgi. Šiam šokiui kviečia merginos. Gyvenimas trapus.
Kai jums duoda šansą išsirinkti vyrą, tai neimkite to paco. Vis tiek čia daug gražų vyrų yra. Tik vienas kitas pasiėmė, o va, čia va, teisingai Kęstuti. Šokiam čia surandat? Ne, tai aišku atrandam, bet norim padarnavoti. Jaunystėje nebuvo kada, tėvas liepė šieną vežti, mama daržus ravėti. Supranti? O dar jau nėra kam lieps dabar? Dabar jau nėra kam liepti, dabar jau mes galim liepti. Bet žiūrėkit, prie šono tai gali palieps. Ne, Kad darom, tai abudu mes viską. abudu viską susitvarkom, Ką abudu liepsi? draugiškai. Draugiškai. Žino viską, kas daryti reikia. Nu, pasidarė draugiški. Nu, aš valgį darau į daržus, žiūriu, gėlas sodina grožį. Karvės melžia. Ne, neturiu karvių. Neturiu. Kol kas. Ne, jau neaugysiu karvių, nereikia. Pieną parsivežu iš kaiminkos. Gyvenimas gražus kaime, tu įsivaizduoji. Ką čia mane gražu, žiūrėk. Puikus oras, žmonių kiek prieina, linksmintis reikia, bet gyventi liko labai mažai. Man atrodo, jumi dar daug. Eiktų jau 80 aptašį, man baigtų juokus. Bet dar netrodo, kad jis jau tuoj pasišauks dievulis. Ne, bet tu kai nesakyk šitie. Nu ką nesakyti, kad pašokam ir viskas, visos lygos. Gerai, kol šoku, kai nešoku, visos lygos ateina. O da, jeigu įkali, tai visai gerai. Nesijaučia. Ne. Narkozė garantuota. Tai ko palinkėtumėt savo ir visiems šitiem šokėjam? Sveikatos. Taikos svarbiausia, kad nebūtų karo, kad mes dar ilgai ir gražiai šoktum, dainuotum. O tu mus filmuotai ir linkėtai irgi laimės ir džiaugsmo ir sveikatos. Nes esi puikus žmogus. Nu tai ačiū. O kol esam tokie visi, žiūrėk, tai einam su šypsna, su energija. Ir nereikia nieko pykti. Reikia draugiškai gyventi gražiai, be jokių pretenzijų, be nieko. Ir bus gyvenimas puikus visiems. Va čia yra svarbu. Sveikata, draugystė, bendrystė. Žiūrėk, kiek žmonių suveina. Ar čia ne faina? Ir visi draugai. Va, na kaip žmonės anksčiau taip ir gyveno. Kol dabar taip negyvena? Nu jau grįžta, kad labai daug pagėdė. Žiūrėkit, draudžia tai filmuot, draudžia. Ai, tai draudžia tos nuo vyrų pabėgas, tervos už tai ir draudžia. Su vakar matei, kas darėsi, pabėgo. Nu, pabėjosi, turi draugus, tai draugai pamatys, viskas draugystė išėjo. Jeigu prie žmogaus prilipai, tai ir būk. Nelakstyk laukais su kitais. Nu, ne. Kaipgi jaučiasi tie jauniausi šokėjai? Žinokit, ačiū, pakol kas normaliai. Labai mėgstam šokti. Labai mums patinka muzika ir aplinka. Nu, bet kai sakau jauniausius, tai žinokit, taip įsivaizduoju, kad jums kokį 35 metai. 103 tik tai. Kiek atėmus? 10? Nereikia čia darbo stažą. Pirmiausia, tai norim pasveikyti jūs vėl sugrįžus į mūsų puikią jauną kompaniją. Labai tikrai trūko, kadangi kai pradedi šokti, tai nematai, kas daugiau šoka, o paskui, kai peržiūri įrašą, tai pamatai, tas buvo. Ačiū, Danieliau. Yra paskui, žinot, prie ko lygintis, kaip atrodot, kaip pasitempia ir dar neblogiausiai paskui atrodo, ar ne? Stengiamės tada. Malonu, kad toks gražus vyras Danielius. Nu, mes abu Danieliai, tai gražus matyti esam. Tai mūsų gražus, bet aš jau netoks, žinai. Namuose tai einu ir šlubuodu, o čia skrendu. O jūs? Nu, taip aš irgi pritariu pilnai. Namuose darbo nemažai, nes pastatai yra nemaži, bet vis tiek susitvarkom šiek tiek ir laukiam tos dienos, kada bus seniorų pasirodymai. Tai žiūrėt ant tų dziegurių dzūkiškų ir leksit? Ir jau mašina iš garažo, kada biškai pašiltų ant saulės, kad nebūtų, nes čia suknelės labai plonos ir dar potom suknelėm nieko nėra. Taip, plevesuojam, tik klausykit, puošiamės, stengiamės. Nu ką, linkim ir toliau taip spindėt, visus žavėt, savo energiją, spalvingumo ir niekada neliūdėt svarbiausia. Ačiū labai, ačiū jums labai. Ačiū, kad esat. Harmonika skambiai užgroja.
Kas nuo karto vis mūsų krašto, tai buvo Genovaitė Švavienės daina Mano laimė. O jūs klevai gražuoliai jūs, kur dėjote savus namus, užaugau aš su tais klevais ir dainavau čia vakarais. Auksiniai lapai geltoni, gal jūs nukritot per anksti, užklojot jūs mūsų takus ir jos surasti sunku būt. Auksiniai lapai geltoni, gal jūs nukritot per anksti, užklojot jūs mūsų takus ir jos surasti sunku būt. Čia ko labai liūdnai sėdit vienas. Neliūdnai, linksmina muzika. Tai matyt, čia ne tik ramus klausytojas, ne šokėjas. Taip. Visokį matyt reikia būti. Reikia biskį susilaikyti. Kiek gali čia būti? Kiek gali šokinėti? Nu, nemažai, kiek tik sveikata laidžia. Laidžia, tai nelaidžia, visai būna. Tai ką jums šitie šokiai reiškia? Visgi matau ateinat, nepraleidžiat nei vienų. Nu, tai patinka muzika. Ir aš šioks toks muzikantas, tai ir noriu pasiklausyti ir kitų dar. Jaunystės takas prie klevų, kurio vaikščiojo mebu, ir lapelių ant klevų, čia buvo takas iki jų. Surinkčiau aš į juos lapus, jeigu atrasčiau tuos takus, kuriais vaikščiojom vakarais, ir čia sėdėjom po klevais. Surinkčiau aš į tuos lapus, jeigu atrasčiau tuos takus, kuriais vaikščiojom vakarais, ir čia sėdėjom po klevais. Mačiau dar ošia tie klevai, prie tėviškėlės kaip kadais, užkritę lapai ant takų, suolelis laukia kur kitų. O jūs klevai gražuoliai jūs, kodėl užklojot takelius? Noriu nueiti prie klevų, bet niekaip tako nerandu. O jūs klevai gražuoliai jūs, kodėl užklojot takelius? Noriu nueiti prie klevų, bet niekaip tako nerandu. Danielius net, visur Danielius dalyvauna.